Vaizdas nuo Mozės kalno. Nes Mozė buvo uždėjęs ant jo savo rankas ir izraelitai jo klausė, kaip Mozė buvo įsakęs. Niekada nuo tol Izraelyje nebekilo toks pranašas kaip Mozė. Dvasia ateina pagalba mūsų silpnumų, nes juk nežinom, ko turėtume deramai melsti. Todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais maldavimais. Tikiu Viešpatie, kad tu man gailestingas. Tikiu Viešpatie, kad tu man gailestingas. Garbė tau, Viešpatie. Išvydom žadėtąją žemę ir deja, kai kurie negalėjo įžengti į tą žemę, bet ar tai reiškia, kad Mozė nepakliuvo į dangų, ar kaip tik jau iš dangaus galėjo su angelais ir visais patriarchais stebėti įvykius iš dangaus, kaip sakant, tą areną žemėje. Kaip aš kartais bandau įsivaizduoti, mes šventųjų, kad jie mūsų užtartų, o galvoju, kad galbūt jie kaip Dievo komanda, kaip Dievo žmonės serga už pasilikusius čia žemėje, kaip sirgaliai serga dėl futbolo varžybų, kaip serga dėl karo laimėjimo, ir gal nebūtina jų prašyti užtarimo, jie ir taip užtaria, jeigu dalyvauja Dievas, jeigu duoda jiems regėti tai, kas vyksta žemėje. Turime vyno, kurie aukojame tau, tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu. Garbė tau, Dieve amžius. Šventas, 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 Viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, osana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, osana aukštybėse.
yra atidavęs visą kraštą į mūsų rankas, dėl to visi krašto gyventojai dreba iš baimės prieš mus. Kitą rytą anksti Jozuė ir visi izraelitai pakilo iš Šitimo ir nužygiavo prie Jordano. Tu jo pat jie nepersikėlė, bet apsistojo.